Labą dieną visiems dalyvaujantiems. Ir kadangi čia Sūduvos yra regionui skirta, Jurbarkas gal daugiau apie Jurbarką, kas būdinga, pakalbėsiu, kai apie žemaičius kalbėsiu. Penktadienį. Tai kalbėdama apie Sūduvą, negali nekalbėti apie kankles. Tiesiog čia yra, įdėjau kelias nuotraukas pirmiausia ir tai, kas yra nauja mano surasta nuotrauka iš Grigoravičių šeimos archyvo. Matote čia jų senosios kartos muzikanto pačių pasidarytos kanklės. Tai man matos toks, kad skirtumas, kad nėra tos smuikiško užraito, yra gėlytė labai graži. Ir apie kankles iš tikrųjų yra labai daug parašyta suvalkiečių. Kaip skambinama, kas skambinama, ir čia aišku Prano Puskunigio yra nuopelnas, nes jis pradininkas yra viso kankliavimo, kanklininkų judėjimo, paplitusio dar 20 amžiaus pradžioje visoje Lietuvoje, galima sakyti, ypač Suvalkijoje ir Aukštaitijoje. Tai čia yra tas sąrašas. O aš norėčiau pasidalinti tiesiog irgi naujaisiais dalykais mano rastais. Ir kanklės, aišku, yra labai gerai, kad tikrai yra daug kur mokama kankliuoti muzikos mokyklose ir tradiciniam kanklėm, tai todėl tikrai kanklininkų ir konkurse nepritrūksta, ir tramtatulio, ir šiaip Suvalkijoje, manau, jų netrūksta, ir stovyklos įvairiausias rengiamas. O štai čia iš tų pačių Grigoravičių, tai aš šiaip pradėjau dirbti, tyrinėti merkinėje šiuo metu saugomą jo rankraštį šokių muzikos. Nes kanklėm, kaip mes įsivaizduojam, tai daugiausiai yra kankliuojamas dainos, ar ne, suvalkietiškom. Bet taip pat ir šokiai. Ir jo, va čia yra užrašyta apie 30, nežinau, kelintus metus, Dieduko polka. Tai pasižiūrėjus atrodytų, kaip ir smuikas, bet iš tikrųjų čia irgi yra kanklėm. Pagrindinis buvo kūrinys dėl to, kad jis dar 32 ir 33 ir dar perrašė 39 metais. Užrašė Dieduko polką, tai čia 32 metų yra variantas. Ir pasižiūrėtumėm tokią skaitmenų notaciją, kas dirba, kas yra kanklininkai ir domisi kankliavimu tradiciniu, tai žino, kad Puskunigis buvo sugalvojęs tą tokią supaprastintą skaitmenų notaciją. Tik tiems, kurie nepažįsta natų, kad galėtų tiesiog žinoti, kuri styga ir kiek kartų yra braukiama, kiek jinai užgaunama kartų. Gal įdomu, tiesiog paskaitysiu, kokie buvo kūriniai. Pati pradžia to sąsiuvinio kanklių 32-33 metų, tai Lietuvos himnas. Paklausykit jūs lietuviai Puskunigio, nes jisai, tas Jonas Grigoravičius, irgi mokėsi pas Puskunigį 30 metais Kaune. Kanklininkų maršas. Yra įdėtas tas kanklininkų maršas ir į Grigoravičiaus kaip pavyzdžiai Vidos Palubinskienės Tarnauskaitės knygose 2001 ir 2015 metų. Tai yra daina Žalioj lankoj. Ir tokia populiari turbūt, praėjo metai keleri. Ir va, kas yra įdomu, Vaidilos malda. Matėm, tas įvaizdis tikrai buvo tuo metu toks susiformavęs ir įsitvirtinęs, kankliuojančių vaidilučių ir kankliuojančio Vaidilos. Ir netgi buvo kūrinys, kaip matom, tada ilgiausių metų. Na ir polka Dieduko. Tai va, galim palyginti tos užrašymus. Iš tikrųjų, labai aiškus, trumpas užrašymas. Įprasta notacija ir tas skaitmenų, cifruota tokia notacija. Kokie čia tie akordai ir kaip. Po 2 kartus, va čia jis įrašo, tai yra kartojimas. O tiesiog tuo pačiu ir anonsuosiu šitą leidinį, nes jis turi pasirodyti jau šių metų pabaigoje ir bus kitais metais pristatomas tas manuskripto leidinys, necifruotų natų, o tų paprastų natų, kurių yra ten virš 140 kūrinių, notacijų. Ir
Tiesiog siūlau pasidomėti tą muziką, kur ten užrašyta ir ten kaip tik ir bus kanklėmis pakankliuota. Laura Lukianskinė kankliavo ir solo, ir mes dviese su ja kokius 6-7 kūrinius esame įrašę iš to rinkinio. Tai va būtų toks papildomas repertuaro, kaip sakyti, šaltinis, nes užrašyta, kaip matot, paprastai, ar vienu būdu, ar kitu. Ir iš tikrųjų tai yra ir mokytojui patogu, ir mokiniams, aš taip manau. Na, o apie kokį Lietuvos regioną ar kraštą bekalbėtume, turėtumėm iš tikrųjų visada prisiminti ir tuos senuosius pučiamuosius instrumentus, kuriais buvo grojama ir ganant, ir piemenukai, ir vaikai kaip tik ir grodavo. Tai Suvalkijoje tai ypač yra paplitę ir ne tik lamsteliai, bet ypač birbynės, mažos birbynėlės, matot nuotraukoje ir 4 skilučių, ir 5 skilučių, su karvės ar jaučio ragu. Ir ne tik tos improvizacinės melodijos, piemenų melodijos Suvalkijoje taip vadinama, nebuvo pavadinimo triliavimas. Užtat buvo oliavimas. Buvo grojama kaip tik sekminės ragelis, vienas iš tų pavadinimų šito instrumento birbynės Suvalkijoje. Bet buvo grojami ir šokiai, ir dainos, ir maršai, ir prieškarį užrašyti muzikantai, ir smuikininkai, jie visi mokėjo groti ir tais piemenų instrumentais. Yra įrašyta net ir dūdmaišio melodinė dūdelė atskirai be šito ūko, ar ne, be burdoninės dūdelės. Ir jie visi yra ir rašė tikrai nemažai tų įrašų, tai aš toliau ir parodysiu. Štai, sakykime, čia yra tie įrašai, kad internetinė senųjų tautosakos garso įrašų duomenų bazėje, kuri yra internete prieinama, tiesiog aš tai visada suvedu senieji garso įrašai ir senųjų garso įrašų ir man išmeta tą bazę. Tai nuo 4 iki 23, tai reiškia 20 kūrinių yra būtent birbynės iš Suvalkijos. Tai tikrai yra ką pasirinkti. Kai kas yra publikuota, natos yra publikuotas, bet tai čia yra svarbu įsidėmėti, kad tai yra labai improvizacinė ta muzika. Aišku, jinai kartu yra ir virtuoziška, bet šiaip labai laisvos tokios formos ir labai daug yra teikiama laisvės improvizacinės. Tiesiog dabar ir pasiklausykim tą piemenų melodiją, kurią pagroja birbynė Jurgis Byla. Iš tikrųjų ilgai groja labai, nes, tokia, įsivaizduokit, ganykla, pieva, laiko žmonės tuomet turėdavo daug. Mes čia dabar visi skubam labai. Bet ką, turėtumėm atkreipti dėmesį, kad prasideda ilga gaida, yra tų priešgaidžių, pagrindinė yra mažoji tercija intonacija ir kartais pasiekia ir kvintą, ir sekstą. Bet iš tikrųjų, tikrai yra tikrai neplati apimtis, kaip tik siaura. Ir pabaiga irgi vėl yra ilga gaida, gali būti su trijulio trupučiuką, atsikvėpiama ir laisvai, matot, net metras yra nežymimas. Čia įdėjau pavyzdį oliavimo, kuris irgi, matot, tokia trigarsio intonacijom, tikrai ir instrumentinė melodija jų yra ir paskelbta, ir aukštaičių melodijose yra paskelbta Burkšaitinės dėl to, kad priskyrė Suvalkiją prie aukštaičių pagal lituanistų kalbininkų skirstimą tarmių.
Tai irgi būtų galima groti tas melodijas. O štai kaip atrodo šokio melodija, galim pasiklausyti, tai dar nėra transkribuota, reiktų patiems. Jau pradėjo strigti, tai irgi girdit, kad paprasta ta melodija pagal dainelę turbūt kažkokia, bet visą laiką yra puošiama, tam parara arba smulkinamas ritmas, arba priešgaidės atsiranda. Ir kiekvieną kartą kartojant, kad ir trumpa ta melodija, bet kartojant, jinai trupučiuką kitaip suskamba. Tai čia yra svarbiausia, tai tikrai nevaržyti tos improvizacinės laisvės, o ją kaip tik tai skatinti. Taip, o šiaip Suvalkija, kaip Sūduva, kaip žinome, turi du pagrindinius subregionus. Rytinė dalis yra labai artima Dzūkijai, jau net iki Marijampolės, iki Kalvarijos, ir repertuaro, ir stilistikos, ir instrumentarijaus požiūrių. Čia yra Svitojų nuotraukos, dar man teko bendrauti su Juozu Svitojumi ir gauti iš jo nuotraukų, kai jis jau buvo išleidęs tą savo knygą. Iš tikrųjų ir apie muzikantus Suvalkijos galima pasiskaityti nemažai. Svitojai buvo, žinote, kad dėl to jis jų kapelas, kaip sakyti, vėl Gegužės žiedai ar ne, jie buvo labai populiari ta kapela, bet iš tikrųjų tai jų šaknis tai yra prieškariniai muzikantai, trečios kartos. Ir partizanai buvę, ir visą ką, labai dideli patriotai, ir šviesūs žmonės, tai ir išsileido tą knygą, tai man buvo įdomu nuotraukas ir aš jį ir kalbinau, tai matom kokia ta kapela, tai iš tikrųjų visos Sūduvoj buvo simbolai žinomi, bet ypač rytinėje pusėje. Ir iš pradžių gal ir vienas, ir du, o čia matom ir 3 smuikai, ir būgnas didelis. Bet paskui irgi labai paplito greitai ir akordeonai jau ir po karo. Vakarinėje dalyje buvo dar daugiau tų styginių instrumentų, didesni orkestrai. Jau galime sieti tą tradiciją ir su žemaičiais, ir su Mažąja Lietuva. Bet nebuvo boso. Jeigu čia rytinės dalies matom kapelą su bosu, čia per vienas vestuves tiesiog nufotografuoto, ko gero abiejų pulkų, matot, muzikantai su gėlytėm tokiam gražiom pasipuošę švarkus, ar ne? Tai čia ko gero yra dviejų pulkų muzikantai, nebuvo 4 smuikininkai, bet yra bosas, basetlė. Čia boso nėra, yra būgnas. Jau čia daugiau yra tokia estetika, lengvesnio skambėjimo, daugiau instrumentų, bet skambėjimas lengvesnis, skaidresnė faktūra. Tai, kas yra būdinga Mažajai Lietuvai. Na ir rodžiau ten, kas įrašyta yra prieškarinių laikų 30-kelintais metais, 40-metį iš Birbynės, o čia kas įrašyta smuikininkų. Tikrai įrašyti 3 smuikininkai ir dar 4 parodysiu. Įgroja labai nemažai kūrinių ir tie patys, jie visi 3, jie irgi ir pūtė ir Birbynę, čia yra įdomu. Ir Birbynė, gal ir Gyvulio ragą, kažkaip lamstelio mažiau įrašyti, bet aš manau irgi buvo paplitę. Ir norėčiau iš karto atkreipti dėmesį į tuos tradicinius šokius, ypač jeigu apie mažesnius vaikus, bet ir nebūtinai mažesnius, kur paprastesnės, aišku, tų šokių gal melodijos, tik tai gal mažiau jų yra transkribuota. Ir tikrai tų šokių yra įvairiausių, ir šocas, kudlius, ir krakovekas, ir mikita, ir šiaučius, ir tancius, kurį ir parodysiu. Arba 3 mergos pasiūta, voveriukė, ir labai daug gražių maršų yra. Tai pasižiūrėkime dabar Gudyno pagriežtą tancių, kuris, kaip aš jau kalbėjau vakar, buvo vienas iš tradicinių šokių ir pirmųjų apeiginių. Ir vestuvėse, ir per vakarėlius. Pirmasis apeiginis šokis nuo XIX amžiaus vidurio jau minimas literatūroje.
Dzūkijoje. Ir kaip tik vat ir jie vyravo valsčiui, manau, čia visiškai ir netoli Dzūkijos. Tai irgi buvo ta melodija, pasiklausykim įrašo ir aš tokį va, trumpą tokią transkripciją jau čia nuo senų laikų per kursus esu naudojusi. Tiesiog kaip linksmai yra pagriežta tokia paprasta melodija, labai charakteringa ir labai linksmai. Na, ir kas būdinga seniesiem muzikantam, jie griežia ilgai, nes ir ypač rytinės dalies, tai vakar irgi sakiau, kad sunku sustabdyti. Ir tikrai vaikščiojant ir man ekspedicijose teko 92 metais, jau prieš 32 metus, ir Marijampolės, ir Šakių, ir Vilkaviškio rajonuose pervažiuoti ir su muzikantais. Tai tie rytiniai tai tikrai buvo nesustabdomi tiesiog, labai, labai geri muzikantai ir aišku, jau tada mes sakydom jaunesnės kartos, gimė 20 kelintais metais, jau būtų gimę prieš 100 metų ar ne, bet jau mums tada atrodė jaunesnės kartos ir jie labai, labai buvo virtuoziški ir tas stilius toks energingas. Ir aišku, čia aš nesurašiau artikuliacijos, truputėlį tik tai tą bendrą tokią ritmiką, truputėlį puošybą pažymėjau. Aišku, kad reikėtų mokytis ir pasinaudojant įrašu. Ir aš manau, kad vis tiek mokyklose kažkiek to muzikinio rašto moko tas natas ir kas muzikos mokyklas lanko ypač. Tai praverstų ir tos trumpos bent jau transkripcijos, ar ne, toks supaprastintas variantas. Prisiminti, suvokti formą geriau, kad čia yra dvi dalys, A ir B. Matot, pirmosios dalies vos 2 taktai. Kartuojama, antrosios 4. Na ir panašus tie šokiai yra, pavyzdžiui, tie 3, mergos pasiuta, aš trupučiuką tik paleisiu paklausyti. Va, ir čia ir buvo visa melodija, ar ne? Pirma gana ilga ir priedainis toks linksmesnis, kaip ir ratelio panašios yra melodijos, tai netruputėlį tokia vingresnė, smulkesnės ritmikos antroji dalis. Štai vakarinės regiono dalies repertuare yra tikrai labai ryškios sąsajos su Mažąja Lietuva, Žemaitija ir daug tokių kelių dalių šokių, figūrinių. Ir kurie jau čia iš vokiečių gal perimta tas pavadinimas, margi šokiai vadinti. Net ir patispanas buvo vadinamas margas šokis, pasivaikščiojimas, patispanas, ten lelinderis, va, kur rytiniai daly nėra iš viso lelinderio. Tai kaip tik mano knygoje yra paskelbta, čia tokio Augustaičio Kazimiero prie Vištyčio ežero jisai gyveno. Ir grojo, kaip tik jo nuotrauka ten ir buvo su broliais orkestras, net vadintas styginis orkestras. Tai jo yra melodijų. Čia yra taip pat ir daugiau muzikantų senesnių, tai tikrai smuiko muzika. Taip pat ir antologijos galite pasižiūrėti. Iš karto ir primenu, kad ir Alberto Baikos yra jau dabar 3 dalys išėjusios, amžinatilsi. Tyrinėtojo ir muzikanto ir mokytojo, dirbusio muzikos mokykloje ir muzikos akademijoje. Tikrai rasit irgi dumbliniams instrumentams ir koncertinai suvalkiečių ir gal ir kitiems. Ir taip pat Laimos Proškutės ir Andriaus Morkūno parengtoje knygoje Linago ekspedicijų, tautasakinių ir instrumentologinių ekspedicijų keliais. Tai irgi šitoje knygoje kaip tik aš dabar ir parodysiu kai ką. Čia dar yra prieškariniai įrašai iš
senųjų tautosakos garso įrašų bazės, literatūros instituto ir dar, aišku, yra ir mūsų akademijos, tai yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikinio folkloro archyvo, jau yra irgi duomenų bazė internete. Kol kas ten yra pradedama nuo pačių tų senųjų įrašų, o tai reiškia pokariniai įrašai iki maždaug 60-70 metų Suvalkijoje buvo šiek tiek vėlesnės tos ekspedicijos, bet jos irgi turi pasirodyti ir tikrai tų muzikantų yra įrašyta daug. Tai irgi bus galima tokius sąrašiukus turėti ir ten pagal instrumentus suskirstyti, smuikas, harmonika, cimbolai ir susirasti tos muzikantus. Taip kad dabar turim 2 didelės duomenų bazės internete ir pasiklausyti įrašų galime. Ir kaip aš jau rodžiau, ten yra Austės Nakienės ir Rūtos Žarskienės amžinatelis išleista knygelė, taip pat Suvalkijos dainos ir muzika, kuri visiems labai gerai žinoma, kas jau seniau dirba. Aš net nežinau, ar neišparduota, tikriausiai, kad išparduota, bet gal galima jau ir iš panaudotų knygų nusipirkti. Labai vertingi įrašai, labai gražiai išleista, tą visą tokį suvokimą. Man tai labai gražu, kad ten yra kartu ir dainos, ir muzika, ir aš laukiu, kada bus ir, kaip čia dabar, instrumentinės muzikos metai, nežinau, buvo dainų, tai čia dabar nežinau, kokia turėtų būti, kad būtų suvokiama, kad Lietuva yra taip pat ir instrumentinės muzikos šalis, ne vien tik dainų. Nors aišku, kad išmokti groti yra sudėtingiau, čia reikia... ne kiekvienas tą gali padaryti, aš manau tiesa, kad švilpuką pašvilpti ir tikrai gali bet kas, bet visi mes tą galim ir tą darom, nuėję į mugę, visada perkam švilpukus ir vaikai tą daro ir turbūt tik tai vaikų tą norą ir toliau švilpauti ir žaisti tais instrumentais reikėtų skatinti ir tada ir atsirastų daugiau muzikantų, tai aš manau, kad tikrai tą reiktų daryti. O čia dabar vis tik parodysiu tokių ir kalbėsiu ir apie daugiabalsumą, koks antras, trečias balsas galėtų būti Suvalkijoje ir kiek galėtų skirti, sakykime, nuo kitų kraštų, kas tai yra būdinga ir tiesiog tai bus labai labai jau geri muzikantai, kaip tik iš Linagotos ekspedicijų knygos, beje, tose ekspedicijose, tai aš kaip ir minėjau, irgi vaikščiau kartu su Laima, bet ką jį padarė labai gerai, nes mes vaikščiom įrašinėjom garso įrašus, tuo metu nefilmavom 92 metais, o jį 94 ir visus studentus nusivežė, bet pirmiausia ir ką ir toliau darė savo veikloje, tai atsiveždavo gerą filmuotoją, kamerą pasiimdavo ir nufilmuodavo. Tai irgi pas Joną Ragažinską yra tekę man būti ir būde yra paskelbta mano parašyta jo biografija, labai įdomi iš tikrųjų, jis iš tokios giminės, kur ir labai garbindavo ir savo tėvą, dėl to jis tiesiog sakydavo, kad čia būtų ir mano tėvas ir broliai, vienas labai nenorėjo groti, nenorėjo griežti smuiku, nes jau jo nuomonė tas tėvas tai buvo pats geriausias smuikininkas. Na, bet kai mes pasižiūrim, tai matom, kad ir jisai nuostabus. Ir svarbiausia, kad tai jau yra tikrai toks Lietuvos pakraštys su Lenkija dabartinė, su Punsko kraštu. Jis pats ir buvo gimęs Punsko valsčiuje, tuomet dar, Aitės jau nebebuvo Lietuva. Bet ir gal ne tiek dažnai, kas apsilankydavo pas jį, tai kai mes nuvažiavom, vis tiek džiaugiasi ir tokį turėjo muzikavimo džiaugsmą, tai dabar pasižiūrėkim, tiesiog švytėjo visas juo.
Ir toliau pažiūrėkim, antrą balsą rodo. Gerai. Būdavo panos ir šokdavo. Gražiai malkiutė, tai pievas braška. Tai va, tai čia jo yra tėvo polka, C tonacija, gal tokia nelabai būdinga smuikui vis dėlto. Štai jis ten iš pradžių mėgindamas pritarti ir perėjo per įvairias tonacijas, bet tai tas būdas, kad to paties muzikanto įrašytą melodiją, jam leisti įrašą ir kad jisai pagrotų antrą balsą, tai mes jį jau atradę buvom 92 metais, beje, Gvidas Vilys irgi kartu buvo toje ekspedicijoje, tai jis tą ir sugalvojo. Ir dabar čia Laima pakartojo tą dalyką, tai todėl mes ir turim labai tikslų tą antrą balsą. Nes šiaip iš atminties, matot, yra labai sunku pritarti, nes tas jų antras balsas, jisai sujungia trečią balsą ir antrą, nes trečias tai ir būtų tas bosinimas, ar ne? Čia šiuo atveju būtų tas paprastesnis, kurį gal ir pradedantieji galėtų mėginti groti. O antro G tonacijų irgi panašiai. Taip, ir čia jisai sujungia su antru balsu, tai antrinimas, ar ne, vadinamas antrinimas, kur yra grojama melodija. Iš tikrųjų, kaip aš ir vakar sakiau, kad ne taip seniai aš suvokiau, kad yra tas dalykas Lietuvoje, kad yra pritariama aukščiau oktava grojamai melodijai, pritariama žemiau oktava. Tai irgi gal paprasčiau būtų tiems mažesniems vaikams tą daryti, nu va tokios kaip gamutės. Tai va čia jau iš antro balso. Ir ką jis daro, tai jisai jungia. Jis jungia tą bosą ir antrą balsą. Aišku, nežinom, kaip būtų, kaip skambėtų, jeigu iš tikrųjų būtų ir 2, ir 3, ir 4 smuikininkai. Dėl to, kad jų namuose tai tiek buvo smuikininkų. Jo ir visi broliai grojo, ir tėvas, ir tėvo brolis taip pat. Ir tie namai traukė tos muzikantus, tai būdavo, nu, kaip aš sakau, kultūros centrai tais laikais. Muzikantų namai būdavo tiesiog tas kultūros centras, kur susirinkdavo jaunimas. Ir vakarėliai būdavo rengiami, ir visi tie giminės, ir galėjo, aišku, ir kiti ateiti, bet turėjo mokėti šitaip gražiai groti. Tai va, yra kaip tik šitoje knygoje, Laimos Praškutės parengtoje apie Linago ekspedicijas, yra sudėta ir video, ir audio, ir muzikantų biografijos labai gražios, trumpas su nuotraukom. Jis labai pasistengė surinkti kuo daugiau nuotraukų, pristatyti kiekvieną pateikėją muzikantą. Ir taip pat yra ir transkripcijos. Ir štai knygoje yra ir kanklininkų, ir dabar galvoju, ar cimbolais yra, bet iš Suvalkijos yra ir Telešius, ir Antanaitės kanklininkai, ir lūpinė armonikėlė, ir smuikai, kaip tik čia mano yra transkribuota. Ir yra, ką dabar ir noriu parodyti, tai yra harmonika Honer. Kaip ir sakiau, kad ir Dzūkijai norėčiau, kad jau kažkaip tai prisimintų. Visam pasauliu iš tikrųjų yra prisimenamos tokios senesnės harmonikos, jeigu kalbam apie tradicinį muzikavimą.
negrojama tom šiuolaikiniam. Ir pietų Lietuvoje tai buvo ypač paplitusios honor. Šiaip, žinoma, kad visoje Lietuvoje iš pradžių buvo paplitusios vienos harmonikos ir net yra nuotraukos ir iš Vilniaus krašto, tai ten iš visos keli garseliai, viena eilė, net kita harmonika. Iš muziejaus yra dvieilės, o čia, aišku, tos honor jau yra ir platesnio garsaeilio, ir kaip aš jau sakiau, mes užrašinėjom tais metais 92-94 tos jaunesnius jau gimusius muzikantus. Tai čia yra grinai jau iš Simno valsčiaus, net iš Dzūkijos kilęs muzikantas, bet gyvenęs Liudvinave. Tai jau yra ta tokia rytų Suvalkijos honor harmonikos tradicija. Pasiklausykime įrašo. Marijampolės rajonas, Liudvinavo paštas ir Liudvinavo kaimas, Juškauskas Alfonsas. Nu tai kam pirmo reikia polką kiba. Tai va, matot, jis paprašė ir muzikanto pagroti lėčiau, aišku, galima susilėtinti įrašą šiuolaikiniam priemonėm ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų groja. Polka yra 3 dalių, aš įdėjau tik tai 2 dalių natas, tačiau, čia dabar ne tas, čia Ragažinskas nuslinko man, aha, taip, oi. Tai va, ir reiškia, tai tikrai turime atkreipti dėmesį ir į dešinės rankos, kaip groja. Jis ką parodė, tai grojo akordas, šiaip iš pradžių jis pradėjo ne akordas, kaip čia ir transkripcijoje yra, bet labai ilgos yra, jungia garsus labai. Tiesiog tie pasažai, žiūrėkit, yra per kelis taktus, ar ne, labai daug smulkių gaidų ir tiesiog liejasi. Ir aš esu tos knygos įvadinėse straipsneliuose apibūdinusi stilių, taip pat ir suvalkiečių muzikantų, kadangi šitoje knygoje yra tikrai daug tų muzikantų iš Suvalkijos. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kokia yra artikuliacija ir kaip yra griežiami bosai. Šiuo atveju yra jungiama po 2 gaidas, antroje pusėje yra tas akordėlis kaip ir truputėlį trumpesnis. Ta, pam, 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 taip ar ne? Tai čia reikėtų atkreipti į tą artikuliaciją.
kad ne taip, kad išmokau vienaip groti tos akordus ir groju, pasižiūrėti, kas būtent būdinga, tuo labiau, kai yra tokios tikrai pakankamai tikslios transkripcijos, nors transkripcijos visada yra toks individualus dalykas, jau interpretacija, ar ne? Ir, aišku, Hohner armonika, jinai yra vokiškojo sistemos, tai vadinamas Zumtrauk, tai čia yra irgi gana sudėtinga ją išmokti groti, bet kai klausomės, tai atrodo visiškai lengvai groja muzikantai ir visiškai jokių pastangų lyg ir nereikia ir aišku, tas instrumentas turi būti geras. Tarp kitko, Juškauskas tai tikrai buvo ir prižiūrimas ir taisomas Albino Bartniko iš Lazdijų, nes mes jį tada susitikom pas jį, kai buvom 92 metais, tiesiog aš jį pirmą kartą Bartniką ir pamačiau ten, nes jisai ją ir draugavo ir keisdavosi ten įvairiausiom nuomonėm ir meistrystės paslaptim. O štai čia Kostas Antanaitis, dar jaunesnis muzikantas, jau visiškai 40-mečio pabaigoje gimęs, bet irgi išlaikęs jau puikiausiai buvo ta tradicija iš Vilkaviškio rajono Širvydų kaimo. Ir pasiklausykim irgi jo armoniką, kaip jis groja Hohner armoniką, polką taip pat. Šeši. Tai iš tikrųjų puikus muzikantai ir tikrai labai aš irgi norėčiau, kad jeigu būtų įmanoma, tai tiesiog gaivinti tą tradiciją Hohner armonikos. Man 2009 metais mes lankėmės Punsko krašte, tai ten buvo tiek dar daug tų Hohner armonikierių tiesiog. Bet dabar man atrodo, kad jaunimas irgi kažkaip primiršęs, jau ten akordionai paskui labiau daug buvo paplitę. Įrašus mes aišku turime, o va čia iš Suvalkijos ir iš vakarinės dalies ir iš rytinės dalies užrašyti tie instrumentai. Tai sakyčiau, kad jie tiesiog, ir tai tos išleistos knygos, tai jos iš tikrųjų yra ir mokymo priemonės, ar ne, tos metodiniai leidiniai. Ir dauguma jų, ir ypač, sakyčiau, kad tokios, kur yra skiriama ir dėmesio, ir daugiau tam muzikantų, ir paaiškinimai yra, kaip groti, ir pasižiūrėta, ir lėčiau, sakykime, atkreiptas dėmesys, ir tie balsai parodyti, va čia aš kaip tik ir kalbu apie Linago šitą knygą, kur tikrai visą tai galite rasti, tai aš manyčiau, kad reikia ir naudotis tomis knygomis ir tais leidiniais. Ir tai va, atidariau dar kartą tą skaidrę, kur apie tuos leidinius čia sudėjau paveiksliukus tiesiog. Tai būtų armonikų 3 tomai, smuiko kol kas 1 ir antologija, Laimos Proškutės parengta Linago ekspedicijų knyga. Aišku, galima ir, kaip ir sakau, tikrai tas visiškai
supaprastintas tokias aranžuotės, šitas melodijas užsirašyti supaprastintai iš įrašų ir naudotis duomenų bazės įrašais. Ir aišku, bet ir mokyti vaikus. Kaip ir vakar sakiau, kad labai reikėtų pirmiausia leisti vaikams daug pasiklausyti. Tiesiog juos skatinti klausytis. Ar tai būtų tie archyviniai įrašai, juk dabar vaikai mėgsta naršyti po internetą, ieškoti įvairiausios informacijos, tai kodėl paakinti, pasakyti, va, čia galite klausyti YouTube, čia tikrai dabar yra sukurta ir tų grojaraščių nemažai, ir muzikantų, armonikierių yra net ir visas tokia kaip ir grupė ir kanalas sukurtas, aktyvūs žmonės. Aš galvoju, gal man reiktų ir tradicinio smuikavimo grupę sukurti ir tikrai reikėtų turbūt šito ir dalintis tą visą informaciją. Nu, tikrai jie turėtų jausti va, tą tokį, tos socialinės medijos ar ne dabartiniai tie visi dalykai. Na, aišku, jie veikia mūsų jaunimą ir reikalinga yra, ir kad būtų ta informacija, tas turinys pakankamai dalykiškas ir kaip tik susietas su mūsų tradicija ir kaip tik tais senaisiais lobiais, ar ne, kuriuos galima sužinoti. Nes aš visada galvoju, kai apie tyrinėjau ir skleidžiu, mokau ir darau pranešimus, paskaitas, skaitau ir visada pagalvoju, kodėl Lietuvoje yra taip, o kodėl, pavyzdžiui, kaip yra Airijoje, Škotijoje, kaip yra Skandinavijoje, kaip yra Vengrijoje. Ir, sakykime, Vengrija taip, tai ten jau yra vis tiek aukštojo mokykloje tie atskiri skyriai, kur vien smuiką moko, ten 4-5 profesoriai, citrą moko ten dviese, įvairiausiam dūdelėm, ten vėl atskiri ir jie gal ir neturėjo to sovietinio stilizuoto laikotarpio, bet Skandinavijoje irgi taip pat yra ir aukštosiuose mokyklose, ir muzikos mokyklose. Vengrijoje yra ta liaudies muzikos mokykla. Skandinavijoje taip, man atrodo, kad Škotijoje tokių dalykų gal ir nėra, jie daugiau jų tas judėjimas toksai yra bendruomeninis. Ir gal, aišku, aukštoji muzikos mokykla yra, jie turi Airijos pasaulio muzikos ir šokio akademiją, netgi ir šitaip, nes jų yra išeivijos labai didelės bendruomenės, napus ant Atlanto ir Kanadai ir JAV, ir Airių ir Škotų yra didžiulės ir ten jau jų yra išleistos natos, netgi nuo 18 amžiaus daugybė rinkinių, tenai būtent. Ir yra labai daug aranžuojama. Instrumentinės muzikos, yra kuriamos šiuolaikiškos aranžuotės, yra elektroninės aranžuotės daromos, yra rengiami šokių vakarai, jau net ir tikrai įtraukiant labai platų visuomenės ratą jaunimo, su ta aranžuota instrumentinė muzika ir ne vien instrumentinė, ir vokalinė, per brūkšnelį instrumentinė, instrumentinių tuo tradiciniu pritarimu, bet išlaikant labai iš tikrųjų ir ne tik melodijas, kas dabar Lietuvoje daroma, bet ir kitus dalykus, ir stilių atlikimo, ir pritarimo, ir balsavados. Ir kiekvienas jau net žino, ten pavadinimus pasakai ir jie žino ir eina per visus tinklaraščius ir toliau socialinės medijas. Tai labai norėčiau, kad ir mūsų regionai, kaip sakykime, Suvalkijoje tai yra Kanklės, tai kad tai būtų ir labiau prisiminta. Aš žinau, kad buvo Tramtatulį ir labai gerų smuikininkų ir yra tų kapelų. Bet dar pasižiūrėti labiau į tą repertuarą ir tokių tradicinių tų šokių paieškoti. Beje, mes taip pat turime ir amerikoniškų įrašų 20 amžiaus pradžios. Ir labai daug tų išeivių buvo iš pietų Lietuvos, iš Suvalkijos. Tai aš esu net ir tokį straipsnį parašiusi, kad Sūduvos atspindžiai Amerikos lietuvių įrašuose 20 amžiaus pradžios. Nes ten ir pavadinimai, ir aišku, ir dzūkiškų, bet ir upių, ir Šešupė minima, ir ten kiti, Nemunas, ir tikrai buvo didelė dalis, ir iš ten galima dar pasiklausyti, kai kas buvo suskaitmeninta, įdėta internetą. Tai kol kas tiek, ačiū labai už dėmesį ir laukiu
na, tiesiog nuomonių ir klausimų ir pasidalinimų įspūdžiais, prašom. Negirdžiu nieko. Na, ačiū labai. O dabar Gailutė, ar Taip. Girdi? Girdžiu, taip. Na, o tai gal būtų klausimų? Tai va, gal būtų klausimų. Iš tikrųjų, gal yra kažkas, kas rengia muzikantus, kokios problemos, su kokiam problemom susidūrėma. Aš atsimenu, praeitą kartą buvo klausimas, iš tikrųjų, ką daryti tiems, kurie atlieka kankles, su kanklėm dainas, pritarė dainoms kanklėmis. Ir iš tikrųjų, va, Jūratė ir pati pasakė, kai mes nelabai, ir kur mes priskiriam tada tos žmonės. Na, iš tikrųjų yra tokia galimybė, bet aš labai kažkaip norėjau pabrėžti tai, kad mokytojas turėtų įsivertinti, ką vaikui geriau sekasi daryti, ar dainuoti, ar kankliuoti. Jeigu sekasi vienodai ir dainuoti, ir kankliuoti, tai viskas gerai. Tada, ta prasme, yra situacija tokia lygiavertė ir pats vaikas dainuoja ir pats kankliuoja, viskas tvarkoj, jisai pritarė kanklėmis, dainuoja 2 dainas, bet jei yra tokia situacija ir yra tikrai tai buvę ne vieną kartą, kad tiesiog vaikui dar sunkiai sekasi kankliuoti ir jeigu jisai būtų tik tai dainavęs, tai visa, kas būtų labai, taip sakant, gražiai įvykę. Bet nutiko taip, kad koja pakišo tas kankliavimas ir va taip nutiko, kad neperėjo ten į sekantį ratą tas atlikėjas. Tai tikrai, na, kvieščiau mokytojus tiesiog įsivertinti tą situaciją, kaip yra. Bet jau be jokios abejonės, kad šitame konkurse jau aš minėjau, kad vaikai, tie, kurie dainuoja tai ir nori groti kažkokiu instrumentu, tai vienu žodžiu yra taip, kad vaikas pats ir dainuoja, ir pritarė instrumentu. Mokytojas negali pritarti instrumentu. Ačiū, Jūratė, iš tikrųjų, nes žinau, kad tikrai dažnai pasitaiko, ypač iš Suvalkijos, būtent vokalinis, instrumentinis žanras, atlikimo būdas ir kažkaip, na, ir yra ta tradicija, bet va, tikrai, kaip sakai, kad tikriausiai reiktų pagalvoti, kaip. Taip, ką geriau sekasi daryti. Ir žinoma, puikus yra pavyzdys, kai vaikai tik tai kankliuoja ir šokius, ir va čia būtų labai gerai ir gaila, jeigu tu tik tai leistum, kad jeigu kas nors ruošiate vaikus kanklininkus, tai dėl to repertuaro tiek su tavim, tiek gal ir su Laura Lukenskienė galėtų pasikonsultuoti, kad va, tas repertuaras būtų nenugrotas, kažkoks va, iš tikrųjų pasiieškoti tų tokių kūrinių ir jųgi vat vis atrandama. Na ir jau vakar aš visiems dalyviams, seminaro dalyviams sakiau, kad na, iš tikrųjų vat Gaila vis atranda ir atranda kažkokių naujų tų šaltinių ir iš tų vat senųjų kažkokių archyvų, vat žmonių asmeninių kažkokie atsiranda pavyzdžiai. Taip, Jūratė, žinok, dabar irgi naujų įspūdžių turiu, tai dar priminsiu, kur sakiau, Gregoravičiaus yra 30 metai iš Marijampolės, Marijono gimnazijos jis mokėsi. Ir dar, kaip tik pradėjom mokytis tų kūrinių ir kalbėti, ir kaip tik Marijampoliečiai padėjo surasti Kaune saugomą Veiverių mokytojų seminarijos mokinio 912-15 metų knygą šokių, sakyčiau, knygą, nes ten jau beveik 200 tų kūrinių užrašyta ir tai yra didžiuliai lobiai ir kaip tik ir noriu tikrai anonsuoti, kad galima bus jais naudotis, nes bus išleista knyga mano to Gregoravičiaus kitais metais, o kažkada turbūt imsiuos ir tos carinių laikų knygos. Nors yra visada, pagalvoju, kaip ten ir kas, dėl to, kad ten caro laikais, tai ten yra ir rusiškų dalykų, ir šiaip. O susidurima tada su kokia problema. Vat ir dabar prašiau, sakau, pagrokit, jūs ten maršas yra, kur bėga šešupė. Nu, ta daina visiems žinoma ir padaryta įžanga, pirma dalis, antra trio, tai jau daina įdėta. Tai sako, kad čia tik korneto partija, o tai kaip mes čia grosime orkestras. Nu, niekaip negali pagroti, suprantat? Tai ir orkestruotė. Partitūra, sako, tai va, sako, yra tokie, kurie. Tai, sakau, tai negi niekas neperėmė, nugi sovietmečio daugybė, sakykime, maršą Kęstutį. Taigi Žemaitijoje, kiek grojo maršą Kęstutį, visi perėmė tą senovinį maršą, ne?
O, reiškia, tos šešupės visoje Lietuvoje buvo paplitas ir kažkaip neperėmė. Tai dabar užsimuždami ieškom partitūros, nežinau, ar pavyks rasti. O štai mes va kokie esame įvairiapusiški ir viską galintis ir iš karto sukuriam ir aranžuotės ir, nu mes, o sako, orkestras ne, žinokit, iš klausos, tai jums šiandien. Profesionalam muzikantams sudėtinga. Ta prasme, tie, kurie neragavę yra liaudies muzikos, kažkaip nesusipažinę su liaudies kūryba ir kaip visa tai ten vyksta, tai jiems tikrai kai kurie dalykai labai sunkiai įkandami ir čia ne šiaip savo ta bet situacija. Kitą kartą sako, oi, tai čia nieko, ką jau ten groja tie liaudies muzikantai, tai čia nieko nereiškia. Bet kai jie gauna jų šifruotės tų kūrinių, nu tai ne kiekvienas ten įkanda ir smuikininkas. Tiesa, Gaila, aš... Tai aš manau, kad čia toj vietoj turbūt padėti turėtų tos įrašai taip pat, kad vis tiek mes girdim, kas yra pagrindinė melodija. Turim iš karto išsidiferencijuoti tą, suprasti, suvokti, išmokti, paniuniuoti, ar ne? Ir tada pagrota melodija ir tada žiūrėti, kaip jinai yra puošiama, kokios yra improvizacijos pasiūlymai kokie, ar ne, ką tas muzikantas darė ir ką mes galėtume paimti, ką išmokti, kas tam vaikui lengviau sekasi ir kas jam gal labiau patinka. Ir vis tik tai galvoju, kad jeigu išmoktų iš pradžių improvizuoti, tai laisva ta improvizacija. Su tais pučiamaisiais instrumentais, tai paskui gal būtų lengviau ir smuiko ir harmoniko, nes ta tradicinė pedagogika, toks ugdymasis, tai jisai siūlė tą metodą. Nu, tikrai. Buvo jisai. Taip. Tai labai, jeigu nėra klausimų, o jeigu norit individualiai kažkaip pasikonsultuoti, tai tikrai kreipkitės į Gailą ir ji tikrai, manau, kad jeigu tik tai galės pati, tai pati pakonsultuos, o jeigu ne, tai nukreips, į ką galima būtų. Taip, aš jau manau tikrai, jeigu apie kankles, tai tikrai yra didžiulis sąrašas turbūt būtų tų konsultantų, kurie gali patarti ir knygų, kaip ir rodžiau, tikrai yra didžiulis sąrašas. Kitais instrumentais yra šiek tiek mažesnis, bet vis dėlto yra. Na tai gerai. Tai kągi, Gaila, ačiū labai už įdomią paskaitą ir dabar mes turime be 5:03. Tai gal dar padarykim taip, kad susitinkam po 3:05. 15:05. Gerai? Ir dar sykeli, Gaila, labai tau ačiū. Sėkmės.